hipotetiškai, teisiškai nėra suderinamos. Sako, mano sūnus tokiu šūdu nevažinėt. Apsisukau ir žiūriu, tuk. Ir aš tą 10 000 voltų. Benediktas Daučionis, a.k.a. Baudžiūnis. Skateris, dronų konstruotojas before it was cool, fotografas, moto lenktynininkas, mechanikas, turinio kūrėjas ir drifteris. Einu tepalus atsigrandyti atlieksiu. Rašo jis man pusę valandos iki filmavimo. Atvažiavo laiku į davė džiazą apie galimai, kas seka sukimą šonaslydžio metu, kiek viskas kainuoja, kaip ten varžybos vyksta, kaip dažnai mašina sulūžti, panašus dalykai. Dar pakalbėjom apie turinio kūrimą, streamą su Emiliu Jokūbu, į kodė Benz nori rodyti savo gyvenimą kitiem. Galiausiai aš jį labai norėjau patikrinti, jis yra mechaniks ar apgaviks. Sakau, patikrinsiu per mašinų dalių žinias. Tai, patys pamatysit. Kits dalyks. Pati pirmą nieko neįdomaus epizodą išleidau gegužės 7, kas reiškia, kad jeigu tu dabar paspausi prenumeruot, yra šansų, kad per 3 mėnesius pasieksim 1000. 1000, Karlai. O šiaip nuo savęs aš darysiu viską, kad turinio kokybė augtų ir nesustočiau. Taip, labai nuoširdus ačiū tau. Smagaus epizodą. Mechaniks, drifteris į turinio kūrėjas. Taip gaunas, man atrodo. Kokius 2 išmetam, jeigu turi pasirinkti tik vieną. Tai jaučiu mechaniką ir kur neturėję tikrai. Tai vien tik drifteriu galėčiau būti. Tai būtum drifteris? Jo, galėčiau vien tik važiuoti. Ai, tai gerai, nuo to ir pradėsim. Kaip reikia atsirasti driftą pasaulį? Labai norėt, svarbiausia. Vanduo. Negalvokit, kad ant tiek. Palemba, žinai ką, Eta Baudžiūnis. Kanale pamatysit, kaip nebūtinai vandenis. Vanduo yra geriams. Bet čia dar irgi aptarsim. Galimai. Aš šiaip mes čia dabar taip prikolinam, kai četinam su visais naujais atnaujinimais Europos Sąjungos, žinai, kad galės skaityti ten žinutės, čia bus, nebus, dar neaišku. Visą laiką rašom apie dalykus, kurie hipotetiškai gal vyka, gal nevyka, sapnavom. O aš esu sapnavęs daug dalykų, blemba, pas mane tie sapnai, žinok. Tokie realistiški, sakykime. Čia kai apie tam tikrą substanciją, visai kitaip ją vadini žaltys, biletai į Žalgirį. Tai kur buvom veiklos, kuriuos šiaip, taip sakykim, hipotetiškai, teisiškai nėra suderinamos. Bet, pažiūrėjau, jeigu būn suderintos, jeigu esi sapnavęs, kad esi suderinęs. Tai va tokius dalykus. Tai gerai, tai kaip atsirandi driftą pasaulį? Aplamai, kaip reikia atsirasti? Jo, dabar sakykime, aš sugalvoju, kaip sugalvoju, dabar driftint, kaip aš atsirandu driftą pasaulį. Man reikia mašinos, man reikia mokėti. Tau reikia mašinos. Visų pirma, kaip aš rekomenduoju, tai turėti gal varomą mašiną, kuri bus to kasdieninė mašina. Nes tas, jeigu tu šiai važinėjai ten su Golfu 4 kokiu, kaip pavyzdžiui, su belekom. Bet tada šoki į gal varomą, pati dinamika vairavimo biški skiriasi. O kai tu kasdien vairuoji, tai ten ant šlapę gal užmes kažkada biški, žinai, ir tu taip esi priverstas ištisai, vien vairas kitaip sukiojas, prieki varomos ir gal varomos mašinos. Tai taip pat tu turi omeny, kad praktikuosi, ne, kiekvieną dieną. Tai, žinai, nėra, kad tu praktikuoji patį šonaslydį, žinai, taip tiesiog važinėdamas, bet, kaip čia pasakyti, tam, kad tu mašiną sugebėtum vairuoti tokiom ekstremaliom sąlygom, tu ją turi mokėti labai gerai vairuoti paprastom sąlygom. Tai tu jau būni pripratęs prie to. Tai tada, o dažniausiai, kai vyksta šitie dalykai, tai visų pirma, ant žiemą, patys pradiniai, kur tiesiog yra realiai slidu ir tu sukiesi posūkį ir tau nuneš galą, tai tu tada jau pradedi išmoksti, kaip jį atitaisyti, tada supranti, kad tu gali ir specialiai tai padaryti. Ir tada po biški. O kiti, tada, kai jau nori kažką pradėti tikslingai daryti, tai nerekomenduoju gatviai. Aišku, yra kelios pusės, žinai, kaip kam labiau patinkant. Tai būna žmonės, kurie šiaip šiuo metu ir drifto visam pasaulyje yra labai jau juntamai padaugėję vairuotojų, kurie yra pradėję nuo simuliatorių būtent. Yra daug jaunimo, kurie, pavyzdžiui, mašinos teisų net neturi dar. Geras, aš atsimenu prie Tilžės prekybos centrą, kai man buvo gal kokį 10 ir 12 metis driftino varžybose. Ir sako, vedėjas, jis teisų neturi, bet čia galima. Ir aš galvoju, wow, va čia yra tipo, taip. Wow. Tai ir dabar, pavyzdžiui, gal, jeigu taip šnekant pačiu paskutiniu, kas buvo praeitą savaitgalį, buvo varžybos drifto,
Taip, aš semi pro lygą laimėjo Emilis Valeika, jam yra 17 metų. Jis fiziškai niekaip negali turėti. Aichama vairuoja. Ką? Aichama tą vairuoja, ne? Man atrodo, kad Lygerį. nesidarytų gėdos. Jaučiu, kad jis normalią mašiną. Aš tik spėjau, aš jo nepažįstu, bet aš spėčiau, kad jis vairuoja normaliai, tiesiog nereikia, kad tas sustabdė. Buvo kažkada Šiauliuose vienas bičelis, kuris turėjo tą Aichama mažą. Ir jeigu neklystų, jis ten trumpai turėjo. Nes, man atrodo, gal jo tėvukui sugėdo mašiną ir jam iš Aukštelkės reikėjo iki Šiaulių nuvažiuoti su tą nesąmonę. Pravažiavo, sako, mano sūnus tokiu šūdu nevažinės. Ir nupirka kem 6-2 litrų dizelį. Šiaip ne vieną istoriją esu girdėjęs panašiai. Tai tas bičelis prasivažinėja su klevo lapu, gražiai, tvarkingai, naktim nevažinėdavo, tipo į mokyklą atgal. 2 metus ar 3 pravažinė, niekada nestabdė niekas ir... 2 metus ar 3 iki pilnametystės. Jo, iki su normalia mašina. Jo. Jisai tipo, išsilaikė teisės jau su kelių metų patirtimi. jo, čia kai legalizuoja žolę kokiam, žinai, ten 225 legalizuoja žolę ir rašo since 1998. jo, tipo. Delivery. Mūsų verslas tiek metų veikia. Okay. Tai dabar yra labai juntamas tas, kad daug jau tų vairuotojų matos, kad moka patį driftą tik iš simuliatorių. Tai va čia yra antra pusė. Kaip matos? Nes, jie fiziškai nevairavę gatvėj. Tavęs nemetu fiziškai į šoną, ne, kai, simuliatoriai, nebent jau labai mandri simuliatoriai, kokie nors ten besivartantis ar ten kažką. Turiu menį, kad tu, kai mašiną driftinį, tave fiziškai traukia į šoną, o simuliatoriai tiesiog... Simuliatoriai tu visą, ką tu... Vienintelis jutimas, ką tu turi, tai yra per vairą. Tai rimti simuliatoriai, tai iš tikrųjų perduoda labai labai daug informacijos. Tu ją turi mokėti išklausyti, žinai, ką tau tas vairas pasakoja, bet viską perduoda. Tipo, kada atrodo laikai vairą, bet gali jaus, kada tau priekis lysta, kada tau galas lysta. Nes, pavyzdžiui, vairas palengvėja biški. Tai jo... Kaip realybėj būtų, ne? Jo, visiškai. Okay. Tai aš pats tai pradėjau... Realiai mano patys pirmi skers irgi buvo, kol aš neturėjau teisių. Iš po mocovalijos, kai buvau dar sulūžęs ir namie daug laiko turėjau. Tai ten buvo Logitecho G25 vairas, jau labai senovinės technologijos, labai paprastas. Bet aš tada normalią mašiną rimtą, tikrą, kaip rimtą, realybėj. Buvau vairavęs, tėtis buvo davęs su Espace'u pavažiuoti Renault. Taip, tai ten tiesia linija biški, žinai. Tai tada... Tiesiog kimarinu namie belė kiek laiko, nes negalėjau paeiti fiziškai. Tai sėdėdavau prie to vairiuko. Ir pradžioje atrodo nesąmonė. Neįmanoma, kad taip sunku. Kaip... nes matydavau video, kaip, ne... Tai aš irgi žiūriu, aš norėsiu klausti, kaip yra sunku iš tikrųjų, nes žiūriu tavo video, tu biški vairą sukinėjai. Žinai, atrodo, mašinai dar, kai iš vidaus kamerą, tiksliau vidų kamerą filmuoji. Ir ką tu čia darai? Jo, tai... čia galėsiu papasakot, kada taip atrodo, kada kitaip. Bet tai pradžioje atrodo visiškai, neįmanoma, kad tai sunku gali būti. Bet aš ten kokį mėnesį laiką taip tiesiog vargau. Ir pradėjo gautis jau per simuliatorių. Šito dalyko noriu atskirti, žinai, kad čia nėra dar simuliatorius. Čia yra tiesiog žaislinis vairiuks, kuris tau perduoda tavo inputus tiesiog per vairą, ne su joysticku. Tai žodžiu, per tą važinėjau ir tada nuvažiavom, aš dar su Langetė buvau, tikrai dar nepaeinantis, žiemą buvo, nuvažiavom į aerodromą apleistą, kur tiesiog ant sniego hebra pašerdo. Šalia Šiaulių? Toj pusėj. Tai draugelis sako, tu imk vairuok tu, nes žinojo, kad aš jau ant simuliatorius kaip ir pavažiuoju, šokau, Langetę nusiėmiau, nes Langetė buvo per visą koją, tipo, kad net per kelę nesuslengdavo. Nusiėmiau Langetę, šokau, tai kas skiriasi tada, kad vairas didesnis fiziškai, pats sėdėjimo pozicija, ne ant tokios kėdės, žinai, taip prie stalo, bet visas įkritęs, tai buvo šitas, bet perspirau sankabą, vairą paleidau, pagavau, kad reikia, iš karto į kampą, ir žiūriu, važiuoju, aš su realia mašina lygiai taip pat. Tai tada aš realiai pirmą kartą sėdėdamas už mašinos, kurioje galvaroma, pavažiavau geriau negu hebra, kuri jau tenai buvo važiavę ir mokės. Tai čia vien tas, kad tu pavyzdžiui, per normalų simuliatorių tu gauni seat-time'ą, kuris yra kokį, sakykime, 9% atitinkantis realybę. Kas yra slidime, kas yra visam valdyme, viskam. Yra labai panašu. Negalim sakyti, kad 100%, bet tikrai labai panašu. Bet tu ten gali pravažiuoti
100,000 valandų, kiek nori valandų. Nu tai gerai, tai tas transliuojasi, sakykime, koks 800 valandų realybė. Nu, šiaip nestransliuoji, čia gal mane biškai pizdavot hebra, jeigu ką žiūriu. Bet taip, iš tikrųjų, tas tikrai labai stipriai padeda. Tai va, ir turim pavyzdžių, labai daug, Valeiką, turim Gustavą Lainį, pavyzdžiui, mano geras draugas, jam dabar yra 16 metų, jis važiuoja pro lygui. Štuką arklių pasimašinoj ir jis lėkia pro lygui. Tai va, pradės per simuliatorių. Nu kaip, ir realybėj, ir per simuliatorių treniravosi ir va, lėkia. Kažko man čia panašu į dronų situaciją kare, žinai, kur vaikai dabar gali susikonstruoti, susikaudinti. Taip. Ir aš irgi Šaulių sąjungoje dar negaliu sakyti, kad jau pabaigęs ar dar tik baziniam kurse. Bet irgi, pavyzdžiui, kai mokais tiek Šaulių sąjungoje girdėjau, tiek kariuomenėse tu sėdi prie simuliatorių. Skraidai savo tiesiog 100 valandų gali praleisti, žinai, polėta, tvarkingai, skraidai, taikais į priešą, žinai. Tai kada aš užsiminėjau dronais, čia dabar, kai jau dronai yra taip mainstream, jaučiuos net kietsbiškai dėl to. Nes aš su dronais užsiminėjau, pirmą surinkau kokiais 12-11 metais gal, kai nieks net nežinojo, kad egzistuoja tokie dalykai iš viso. Tai aš irgi tada, dar iki dabar turiu tą pultą. Spectrum DX6i gal. Žodžiu, jau dabar prieš istorinis įskaitant. Bet jau jungdavos per kompą, per laidą į kompą ir skraidydavau per simuliatorių irgi. Skraidydavai ir realiai, atsimenu, su lėktuviuku. Realiai ten žvalgybinis jau dronas buvo. Nes tu aukštai pakilęs, su kamerikė, ekranas. Tai dabar ką matom iš Ukrainos, pavyzdžiui, vaizdus, kurie tai lygiai identišką sistemą aš irgi turėjau, kur būdavo nusistatai home position, kiek nuskrendi, tau rodo, kiek metrų pakilęs, kiek metrų nuskridęs, kur namų pozicija, taip viską rodo telemetrija. Pats kodindavai viską? Minimaliai, ten buvo to kodinimo dar, nes atsimenu, jau į pabaigą karjeros tada, sakykim, buvau nusipirkęs jau Arduino principų, visą plokštę, viską, tai aš jį buvau pasileidęs, skraidžiau, tai jau kur pačiam reikėjo kodint. Bet tada man tas pasirodė, kad kiek įdėdau darbo, tas smagumas nebetpirko tiesiog to. Ir tada numečiau kažką, pradėjau kitą veikti. Fotkint pradėjau gal. Kitas veiklas. Jack of all trades. Jo. Ir visai mesterinai kai kurios. Aš esu priveikęs įvairių. Bet gerai, grįžtam prie driftą. Simuliatoriai, pradedi važiuoti, turi savo mašiną turėti, gal varo mane. Taip. Kiek labai tu ją laužai trasai? Labai. Labai, ne? Nes man, pavyzdžiui, iš mano karjeros, kai buvo, kad, aišku, aš iš viską darau labai iškrypeliškai ir visai kitaip negu visi kiti, nes aš važiuoju su Volvo automobilių drifte. Koks Volvo? 9 Cam. Kiek ten realaus belikė? Šiaip kažkada taip žiūrėjau, vienintelis plotas, nes šiaip sakau žmonėm, kad nėra nei centimetrą, kurio neliečiau, bet panelės dar nesu nuėmęs, tai po panelė yra ploto, kurio dar nesulėtas. Bet šiaip daugiau viską su... Tai realiai tik tai išorė, atrodo. Ne, tai kėbulo dalis originalios dar, variklis iš BMW, tiem, kam bus aktualu MPM2 TUB28, plyta 28. Tai žodžiu, sudėjau plytą, nes važiavau su Volvo motoru, čia toj privesiu, prie ko čia privesiu norėjau, kodėl sudėtinga viskas yra iš tikrųjų, realybėj, kodėl reikia laužyti. Nes pas mane prieš tai buvo visą laiką turbininiai motorai, pradžioj buvo 2 litrai, šiaip ta mašina, kai pas mane atsirado, jinai pas mane yra nuo 18 metų. Tai čia buvo mano pirma realiai... Šias, tu... Mes esame važiavę tikrai. Jo, labai įdomiai plaukėdavo posėkiuose, jinai atsimenu. Jo, nes jinai kol originaliai buvo visa minkšta, tai jinai visiškai not ready for drift. No. Tai šitas. Ir tada, kai jau sudėjau tą pirmą 2 litrį turbo, dėl ko man pradžioj labai sunkiai sekės, nes aš nesupratau, kiek tu ją turi smaugti iš tikrųjų. Nes tam, kad vyktų driftas, kad ta mašina eitų skersą šonų, ratai turi prasisukinėti. Tam, kad jie prasisukinėtų, reikia aukštų variklio sūkių. Ir tu tam turi spaustą gazą. Ir man atrodo, kažkaip, čia per daug biškičiau, ne. O viskas pasikeitė, kai pravažiavom, darėm tada videką su Simonu Ivanovu Krepždėsiu. Ir jisai testavo mano mašiną. Ir aš jį pravežiau porą važiavimų ir tada jisai mane pravežė. Ir supratau... Su ta pačia mašina? Jo, ir supratau, kur pro lygos driveris pravežė su mano mašina ir supratau, ant kiek... Startė numynį gazą, finišė atleidai.
Realiai? Jo. Visą laiką? Jo. O bėgius mėtai? Ne, šiaip dažniausiai antrą. Pirmus startuoji, įsimeti antrą ir tada antrų. Ir tiesiog vairuoji ant gazo laikydams. Jo, tai, priklauso nuo trasos, priklauso nuo daug dalykų, bet jo, tai vat, norint pradėti, reikia nebijoti šiaip sulaužyti tą mašiną. Tai čia biški pinigų kainuoja? Daug. Kuo aukščiau, čia kaip su viskom, žinai, kuo aukščiau, bet eksponentiškai. Ta prasme, aš dabar važiuoju Street lygoj, kas yra, pirminė, ne, tokia lenktynių. Kaip šiaip Lietuvos čempionate, šiaip važiuoju šiais laikais, jau ir techniniai reikalavimai yra visai, reikia pasiruošti tą mašinėlę. Tai nėra tokia visiškai pati pradžia. Jau ir šiaip su kokio mašino važiuoja žmonės. Dabar važiavau šį savaitgalį, top 16 iškritau. Tai važiavau prieš bičelį, paskui buvo 500 arklių. O pas tą? Pas mane, nežinau, kiek arkliais reikia. Tuo plauk išverti 107 kW. Tuo sekundę. Google HP2KV. Performing Security Verification. Ten Gmail'ą patvirtinsi. Paskambins tada. Įves kortelės duomenis. Man tik arklis. Paskambins tada. Mama dar turės patikrinti. Palauk, tai gerai, vienas. Kažkaip aš čia per sudėtingai. Nesvarbu, 200 kažkiek arklių koks. Tingi. Žodžiu, 200 kažkiek arklių. Taip, bent jau dvigubai silpnesnė mašina tikrai. Bet ar yra skirtums, jau tarkim nuo 500 iki štukos arklių? Yra, ne? Taip. Nes ratai greičiau prasukinė ir tu lengviau slysti? Kitaip veik fizika tuo metu? Ne, koks yra labai dažnas dalykas, ką žmonės maišo. Sako ištisai, tai aš čia turiu padangas jau padruoštas, gal tau reikia driftą, kad nebėra mėsos, lengviau vels. Tai mes driftą naudojam šiaip padangas dar kibesnės negu gatviniam paprastam automobiliui. Nes mums to sukibimo šiaip reikia labai daug, nes jas turi, dėl ko reikia ir galios labai daug, nes jas turi prasukti, tu jau eini skersas, bet ta mašina turi ir į priekį važiuoti. Nes, pavyzdžiui, kas atsitinka, dėl ko tie 500 arklio nėra taip jau ir gerai tam Street lygoj. Nes Street lygoj mes turim ribojimą padangos plotis 205. Tai tu gali užsidėti, kad ir ten 20 ratą, bet padanga bus 205. Tai tokia gale tą padangą labai labai lengvai pravelia. Ir kas gaunas tada, kad tu turi labai su gaziuku žaisti, nes jeigu tu tiesiog numinsi gazą dugno, jis tiesiog švelsis vietoj ir tau perkais ir nebevarys mašinos į priekį. Čia tokia kontrolė chaose gaunas. Jo, tai iš tikrųjų mes, kai važiuojam skersi šonu, tai iš tikrųjų, ten abudu pusrutulį galvos jau turi veikti, nes tu valdai ir su rankom, tu valdai vairą, tai valdai priekį, o su kojom valdai galą. Nes kuo daugiau gazo, tuo tau labiau meta šikna, kuo mažiau gazo, tuo mažiau meta šikna. Gerai, dabar aš vis dar einam per šitą idėją, kad aš sugalvojau driftint, aš prasimuliuoju ant simuliatoriaus, matau, kad man visai faina kažkas gerai gaunas, nuvarau su draugelio mašiną padriftinu, žiūrėk, visai gaunas, dabar man reikia nusipirkti mašiną, į žemiausią, jau competitive lygį Lietuvoje, kiek aš turiu išleisti pinigų iki pirmų varžybų. Taip greit, padėliojam. Kame yra šiaip, tuoj grįšiu prie šitą. Kas yra labai šmaikštu, manęs visą laiką klaus, kiek tu Volvo stovi. Man, kiek esu sumergęs šitą projektą. Aš net nežinai. Net neskaičiuoju niekada. Net nereiks skaičiuoti. Kam man save skaudė? Čia kaip po atostogų grįžti, kiek išleidot? Nesvarbu. Iš kalnų paslidinėjęs, kiek išleidot? Kažkokį skaičių pinigų. Sakykim, yra tam tarpe nuo 500 iki 2000. Jeigu tu nori surinkti, žinai, irgi tam, ką tu nori pasiekti, ar nori suvažiuoti, ar nori laimėti. Laimėjimui mašinos tau reikės, sakykime, iki 10 kažkur 1000 pinigų, bet jau labai jau... Ir jau pasiturbinus, jau čia skaitos. Ne, čia bus visa tiesiog labai tvarkinga feng shui mašina. Jo. Taip, su kuria tau neskaudės galvos. Bet realiai, jeigu, sakykime, nusiperki ko mums reikia? Mums reikia BMW, sakykime, EKM6 su 3 litrių benzininiu motoru, kas yra iš karto jau veikiantis receptas. Važiuoja tie motoriai, važiuoja tas kėbulas, į važiuoklę sumerksim kokius
2,5–3 tūkstančius pinigų, variklio aptarnavimui kokią štuką, lopšys diržai kokie 600–700. Čia galėsiu suskaičiuoti matematiką, bet čia labai grubiai, neteiskit, kas žinot tiksliau. Tas, ten po to ten smulkmenos gesintuvai, visokie LED juostelės, tokie šaudutinė, nelabai skaičiuojam, plus 100 eurų. Ir ką tada reikės? Padangos, bet padangos tai čia pagal poreikį. Yra, pavyzdžiui, kad ir dabar etapė, mačiau žmonės važiuojant šroto vis dar, tipo. Tu gali važiuoti ant beleko, gali važiuoti ir ant naujų lenktyninių. Tai taip pat, čia irgi labai. Bet padangos, sakykim, Zestinkė, yra vienas gamintojas Zestino, kuris gamina lenktyninę padangą, su kuria leidžia važiuoti ir street lygoj, nes su tikrom lenktynėms jiems lik padangom neleidžia važiuoti street lygoj. Tai žodžiu, Zestinkė kainuoja PM9 eurus, šiuo metu vienetas. Paprasti kiniečiai, kurie, šiaip veikiantis, kainuoja, sakykime, ten tarp PM eurų, kažkas tokio, už vieną vienetą. Tai varžybom gali pasiruošti kokius 3 komplektus, komplektas yra 2 galinės. Tai tu per varžybas ne vieną komplektą suvarai? Priklausomai irgi nuo galios, nuo trasos, nuo visko, bet aš dabar per varžybas 2 suvažinėjau. Tai ką laimi? Gerai, aš čia nenoriu būti džedžinams dabar be viso smagumo, kurį tu patiri ir adrenalino. Ne, atsiperk. Kažkaip irgi tai galvoju, tu kokį čia prizų, ko čia vis važiuoji. Ar įmanoma, kad atsipirktų Lietuvos rinkai? Su partneriais kokiais? Įmanoma. Su partneriais įmanoma. Reikia, kad Red Bullis jumis, kad būtų Red Bull eventas, kad būtų didesni pinigai, didesnis marketings ir tada žmonės ateitų žiūrėti. Jo, bet ne mūsų rinkai, nes, kur būna, pavyzdžiui, renginiai, už kuriuos žiūrovai turi mokėti pinigus. Gerai, didžiausias tai yra Drift Matsuri. Tai, nežinau, reikėtų paklausti organizatoriaus, kiek tiksliai žiūrovų surenka, bet, gerai, 3–4 tūkstančiai žmonių atvaro. Čia Lietuvoje? Jo. Tai čia jau pats didžiausias, tipo. Jo, bet čia jau Matsuris yra ne varžybos. Matsuris yra renginys for fun. Bet ten jau ir futrakai visokie proper, ne? Jo. Kur tu atvarai, vis ten drifto šventė, visą dieną tiesiog važiuoja mašinos. Atvarai, pravažiuoja driftaksą pa žmonės. Pas man irgi galite ateiti pravažiuoti. Aš irgi noriu. Tu galėsim. Reiks, Šiaip aš sekit Instagram'e, ir čia ir tau, ir žiūrovam. Nes visą laiką pasipostinu, kada bus koks renginys, treniruotė, dar kažkur. Nes pravežu visą laiką, kiek įmanoma daugiau žmonių. Pavyzdžiui, dabar per varžybas, šeštadienį, nes važiavau dabar praeitą savaitgalį penktadienį treniruotę, šeštadienį varžybas. Tai šeštadienį buvo norinčių pravažiuoti, bet jų nevežiau, nes jau reikėjo susikaupti, jau atvariau pasiekti rezultatų geresnių. Tai, žinai, kad nesiblaškyt, nes vis tiek ten tada sėdi, kažką klausinėjai, tavęs toks. Plus, jaučiu profesionaliausiam lygiui dar ir svorio įtaka kažkiek yra, ne? Yra tikrai, nes tu ten vis tiek viską išsimeti, kad jin lengvesnė būtų. Taip. Nes pavyzdžiui, nežinau, čia procentaliai reiktų paskaičiuoti. Visi šiaip, irgi, fun fact, visi galvoja, kad mano Volvekas labai sunki mašina. Nežinai, ta scena kvadratinė didelė, jinai šiaip fiziškai nemaža, bet jos svoris paskutinį kartą svėriau ant sportinių svarstyklių, grinai, tai buvo 1278 kg. Tai jeigu žmogus, sakykime, 100 sveria nebūtų ten 9 procentai. Jo, tai toksai, sakykime, 8, 7. Ir šiaip, matai, kas skiriasi. Ar aš pajausčiau dabar? Ne. Taip, nemanau. Gal biški, bet tikrai nežymiai, kad šiaip tu esi pratęs, kad tavo mašinos vienoj pusėje yra daugiau svorio, kitoj mažiau. O čia išsilygina, žinai, arba netgi daugiau į tą pusę. Tai manau, kad juntama tikrai. Aišku, profesionaliausiam lygiai tai tikrai juntama. Tai manau, tuo labiau, kad pro lygos mašinos dar lengvesnis, tipo, dar didesnis procentas gaunasi. Ir kartais arba labai dažnai avarijos įvyksta, ne? Avarijos aš net nežinau, ar jūs ten skaitot, kaip avarija deklaracijų nepildot toje vietoje. Kas kalts? Pykstatės kartais? Jeigu kažkas biški uždurniuoja ir atsitrenki tavo šoną, tau reikia tvarkyti mašiną. Esam nuėję, nebent šiaip pasipizdavoti po taip lengvai. Bet ne, taip, kad jau būtų, tu čia man atperki dabar detalės, dar kažką. Nebent, nežinau, šiaip nėra buvę. Galvoju, kokioje situacijoje taip eičiau daryti, žinai. Bet, visi žinom, kur lendam. Nes šiaip aš esu pats ir papuolęs dabar savaitgalį.
Nu, man taip atrodo, kad tikrai ne mano kaltė buvo. Bet tiesiog važiavau paskui kitą bičelį, jisai toj vietoj turėjo būti gazo dugną atsidaręs pagal trasą. Aš irgi buvau atsidaręs, nes prieš tai buvom vienodai važiavom, persimetėm ir aš dugnu važiuoju ir taip jisai labai greitai priartėjo prie mažinai. Tiesiog neatsidarė gazo. Nu tai gerai man. Minus lempa, minus sparno biški, minus prieki visas rėmas. Jo. Ir taip, bet nuėjau, pašnekėjau, pažiūrėjau, kas jam, tai jam ten važiuoklės dalis biški linko, nes į ratą pataikiau. Bet jokių blogų emocijų visiškai nebuvo. Okay. Jo, bet esu sukėlęs vieną per Matsuri, pavyzdžiui, tokia buvo, kur mane labai greit permetė, tai manęs net nekliudė, bet mes ten važiuojam po daug mašinų, po 80 mašinų, traukiniai, tipo, 8,10, ne po 8. Tipo, ir apsisukau ir žiūriu, tuk. Ai, tipo, į tave nieks neatsitrenkė, bet sumuštinis už tavęs gavas, ne? Tai ten vienam bičiui kiaurai duris pradūrė, Simonui, kuris va tada man parodė, kaip važiuoti, kreipžiasi, atsiprašau. Viešas dabar iš to. Jo, iš priekį važiuoklę išdraskė tiek, kad jie ten nebevažiavo, tad jie nusikrovė ant ralą išvažiavo namo. Tai... Biški jutai kaltę kažką? Jo, tenai tai jau atsiprašinėti, tikrai. Nu, tipo, buvo toks, kur... Bet, žinai, ateini atsiprašyti, kad parodytum, kad tu nesi šiaip ant tiek, žinai. Normalu atsiprašyti, kad ir nieks nekaltas. Bet ir sakė, nesparim už jums, kad suprantam, kad tai būn tiesiog ir viskas. Tai jo, tai čia yra... kaip čia pasakyti? Racing incident. Ar yra gerai driftinančių moterų? Yra. Iš tikrųjų, šį sezoną moterų važiuojančių mačiau vieną kažkokią panikę dar nematytą, tai neatsimenu pavardės, bet Veronika yra, Smėnaitė, pavyzdžiui, Šiaulių, irgi pažįstama, kuri lėkė. Dabar, va šitame etape, Neringa Žutautaitė kvalifikacijų surinka daugiau už mane taškų. Kaip jūties? Ką? Labai normaliai, viskas gerai. Šiaip, gerai lėk, tipo, viskas gerai. Tai yra Dimantė Radzevičiūtė, pavyzdžiui, kur važiuoja semi-pro, kur mašinėlė ten kokie tarp 600-800 arklių. Kažkas toj pusėje. Jo, tada. Indrė Senkutė yra, kur irgi dabar padarius pertraukėlę, bet šiaip labai gerai lėkianti. Tai ir Dimantė, ir Indrė, ir pro lygų yra važiavusios. Tai jo, čia diskriminacijos nėra šitoj. Jos lengvesnės. Kažkiek, tikėkime, aš nežinau, vėlgi, dabar papuoliau. Rimant. Nebūtinai dabar. Išsikirpsi čia, ne? Ne. Beveik nieko, nekirpam, nebent sugriūna kažkas studija. Šuo buvo kažką kamerą nusukęs 3 kartus, bet anam šuniui nieko nesakiau. Baigit juokus. Sakau, galim paglastyti? Gal, sakė, geriau nereikia. A, taip, ne? Jo. Nes jis šiaip yra valstybės tarnautojas. Jis yra valstybės tarnautojas ir jis išdresiruojas yra nutarnauti su kirviu žmonės, žinai, rankose. Tai, jo. Žinant, kaip tu atrodai. Yra migrantas gaudęs, tai tikrai gali sumaišyti. Jisai, žinai. Gali sumaišyti. Aš nepykčiau. Tai gerai, yra moterų, kurios vairuoja, dar... Ir šiaip visos šaunuolės, maladės, palaikau visada. Okay. Tai va, pažiūrėjau, dabar gerai, ne... Seit. Spirit out, ne? Spirit out. Ne, blemba, po to prisidarysi nemalonumų. Nesvarbu, po to papasakosiu. Jūs, kai važiuojat, mačiau video, rodot arčiau atvaryk, tai jūs ten jau nejaučiu ne competitions vyks, ne varžybos, bet tiesiog prasivažiavimai, ne kažkokie. Ne, tai tenai va toj čia mano tą reilsą matė gal, ne? Jo. Tai čia šitas buvo būtent, aš tai dar gerai, palauk, koks ten. Ai, čia firmos balius buvo jaučiu. Nu, žodžiu, kaip, pavyzdžiui, Matsuris jau yra pati didžiausia šventė, tokia kur for fun, bet, pavyzdžiui, irgi buvo, tikrai turiu paminėti, labai fainas renginys, firmos balius vadinos. Toks Dovydas Zdarovinis Žvinakevičius organizavo, tai irgi pasivažinėjimas for fun su, nu, sakykime, nepilnai visom taisyklėm, kokios būna šiaip dažniausiai. Tai mes ten važiavom, buvo, pavyzdžiui, padaryta trasoj, kad prašert po fūrą. Tipo, 2 fūros stovi taip, vieną ant viršaus ir tu per jas kaip pro tuneliuką prašeri. Okay. Tai kiti organizatoriai to nedaro dėl saugumo priežasčių.
čia žmogus nebijojo nudegti šitoj pusėje ir padarė tokį belę kaip smagu. Ta prasme. Kokie atstumai, kiek dar ten likę vietos yra? Realiai, jeigu taip, žinai, išilgai būtų, va, tarptų fūrų išilgai mašina, nu, tai 1,5 mašinos gal. Nu, gal 2. Nu, tipo, bet pakankamai siaura, tipo, toksai. Tai smagu, visai buvo. Tokių. O kokiu greičiu šiaip driftinė? Nežinau, pas mane nerodas. Bet ir nėra svarbu, nu tas. Nu, bet šiaip šonus lysti, kokiu greičiu įsivaizduoji maždaug, ar ne? Manau, kokį ten šiam. O, jis normaliai. Tas, manau, kad tarp kiam ir 8. Nes pasistatymo metu, priklausom nuo trasos, tikrai yra, kur tu labai greit pasistatai. Nes, pažiūrėjau, ant Matsurio kalniuko yra, kur tu ten jau bėgės, iki dugno, vung, užsimėti, nu ten jau smagu. Ir pakankamai greit. Greičiausiai, kiek esu slydęs šonu, tai bus gal koks 102. Jo, bet ten žiemą buvau 4 bėgių užsikait, nes čia buvo toksai, kur, aišku, aš čia sapnavau šitą, dėl teisinių priežasčių. Čia tam sapne, tai kaip ten buvo? Jo, tam sapne buvo, kad ant apsniktos kelio dangos plačioj vietoj 4 bėgių, nu ten jau buvo mikaitinė gerai. Tai po to neįvertini, kol gazuoji po biškį, žinai, įsibėgiai, neįvertini, kiek ilgai stoji. Taip, bet... Mes taim griovy buvę kažkada. Šiauliuose naktį. Su Mazda. Mes su Mazda. Ne, aš vairavau. Vėlgi aš sapnavau. Tada tu su gipsu buvai ramentais, arba tiesiog su ramentais. Jo, bet tada gerai, kad į kelininkai ištraukė. Man atrodo, kad kelininkai, jie kažkokie. Darbininkai kažkokie. Darbininkai. 5 ryto. Su transporteriu. Kažkokioj nežinomoj vietoj. Žvyrkelis 70, užmes galą. Užmetu galą. Patraukė rankinį, nežinau, ką daryti. Ta prasme, ten jau taip devulis pagelbėjo. Ten tiek problemų galėjo būti. Nes mes taip giliai ten galėjom sunerti tą griovį. Ten galėjom ir susivartyti pilnai. Ten buvo vienas iš tų griovių, kur toks nebuvo gražus nusileidims. Ten koks 1,5 metro, tai tikrai buvo. Žvyrkelis 70 ant spidometro ir metų galą. Nu. Buvo visai platus žvyrkelis, kiek pamenu. Ir vidury nakties, 4-5 ryto transporteris atvažiuoja, 8 bičiai išstumaština. Viskas, lėkiam toliau. Rankos gal biškai prakaituotos. Aš nesu tikras, ar tėvai žino iš tavai. Aš į viską pasakoju, aš gal ir esu pasakojęs tą istoriją, bet jeigu žiūrėsit, tai va, esam. Ne, bet žiūrėk. Varėm pafotkint mašiną. Varėm pafotkint, jo. Bet ar išlikom sveiki? Taip. Ar mašina buvo sužalota? Ne. Ar išmokau vairuoti protingiau? Taip. Galimai. Ar turim ką papasakot podcast'e? Taip. Tu čia buvo investicija į ateitį. Ne visi daini iki galimybės papasakot per savo patirtį, žinai, kitiem baigęs anksčiau, yra tų patirčių tikrai. Jo. Paskutinis driftinimo dalykas, MC liežuvis ir galimai sapne sukto kaseko driftas. Tu ten vežėjai, ne? Jo. Kas čia per istoriją? Mes šiaip su Lyže gerai sueinam. Čia dar iš tų laikų, kai kažkaip taip gavos, kai anksčiau fotkinau konsus daug. Ir tada man visas smagumas kažkaip buvo, kad tu kaip fotografas gauni galimybę būti backstage'uose ir būti arčiau atlikėjų, kurie šiaip yra dažniausiai įdomų žmonės ir su kuriais. Man taip kietai atrodydavo. Tai jo. Konsus fotkini, wow. A ne? The cool kid. Nu, tu aišku, tu gauni pabūvą, kaip pats sakai, tu gauni pabūti prie kiečiausių bičių. Tai palauk, jeigu čia taip pafleksin, kaip tau galvo. Su Kastetu esam kažką lofto festi, tiesiog kokį pusę valandos sėdėjom malų geriam. Tokius gauni, ko ne. Bet irgi mečiau dėl to, nes galiausiai supratau, kad man smagiau yra ne pats fotkinimo procesas, o pizdėlint su šaika. Benefitai darbo, ne pats. Ir tada kažkada atvarau į konsą, be fotika, žiūrėjau, aš taip backstage kimarinu. Ir taip, wait a minute, man nereik tampytis tos 10 kg tašę su visom šmutkėm, žinai. Ir tipo, tai ir tada mes kažkaip per vieną, per antrą konsą pradėjom sueit su liežuviu. Ir po vieno konso halės turgui. Žodžiu, backstage sėdėm, geriam apinių gėrimą, kažkokį tai. Tokį ir sakom, sako, būtų bairis, va kokią tokią nesąmonę iššaut. Sakau, tai šaunam. Ir vis planavom, kada, kur padaryti. Nes aš iš techninės pusės galvau, kaip padaryti, kad, žinai, fiziškai pavyktų. Tipo, nes trasoj
buvom planavę, pavyzdžiui, daryti Modžiūnuose, kurio prie Vilniaus tiesiog didelė aikštelė ir ten per kokią trenkį tiesiog piešt labai didelę saulę, žinai, ir tada tikrai būtų pakankamai stabilų, kad tu galėtum sukti. Po žmogų patirties yra, manau. Jo, o dabar gaus, kad jie grojo koncertą šitam renginį ir dėl to jau buvo vietoj, žinai. Jo, tai ten suktas buvo čia buvo reklama Dūmai Dūmeliai produkto, kuris yra CBD. Ten nebuvo nei biškė narkotinių medžiagų jokių panaudota šitam. Tai jo, nes aš šiaip gavau pizdaką nuo varžybų organizatoriaus vieno, kur sako 10 metų bandau įrodyti, kad driftas yra rimtas sportas, o sako per tokius pagalvoju, kad gal ir ne... Aišku, aš turėjau atsakymą į šitą, kad, kaip yra, driftas nėra vien tik tai, žinai, varžybos ir rimtieji reikalai, gali tu ir for fun pašert. Subkultūra visai. Jo, nes yra labai platu, nes į driftą telpa, yra, pavyzdžiui, renginys Jume Drift, kur važiuoja stenseriai, kur mašinos žemos, didelį ratą, labai išlaižytos, labai gražiai padarytos. Ir tada yra firmos balius, kur važiuoja visos bicos. Tokios jau, žinai, žudimo mašinos, kur nudaužyti šonai viskas, visos nubelstos. Kur tiesiog hebra varo, kad tiesiog pasiplakt, pasidaužyti. Ne kaip per bulių kautynės, bet nesaugo mašinų. Yra kiti, kur labai saugo ir tenai labai retai išvažiuoja. Tai tipo, ir tas yra driftas. Tipo, viskas yra driftas. Jo, tai aš tada tokią analogiją pritaikiau, kad gali į kažį pamėtyti su hebra, tipo, tiesiog, žinai, kieme, arba gali varyti varžybas. Tai ką, tipo, jeigu tas, kur mėtus hebrų nebe kažį skaitos. Tipo, žinai. Tai aš manau, kad kaip iš marketinginės pusės, čia labai gerai pavykęs Rilsas buvo. Džiauriai gerai. Aš pirmą kartą šį pamačiau, aš kreipiau dėmesį tik į jį. Ir aš tik vėliau supratai, kad aš nežinau, už kur aš ištraukiu arba pas tave feedą pamačiau, kad čia tu vairavai. Jo. Opa! Ir galvojau, kad ten net CBD. Ne, CBD. Pasitikslinam. Jo. Nes šiaip, tipo, vien dėl, nesame čia tokie jau antiek milijonieriai, vien dėl ten išsibarstė tikrai 2/3, garantuotai. Nes, tipo, buvo, aš matau jisai ded ir aš galvoju, statysi dabar. Tu užmečiau ir matau, kaip blit. Bet šiaip jinai brangiai irgi. Ką? CBD irgi brangiai yra. Jo, aš manau, bet jisai, žinai, kaip pats prekiauja šitą produkciją, tai aš manau, kad viską gerai. Močiutės naudoja, čia sveiks dalykas yra. Tai įsitrina aliejūkus į dantenas ir mažiau skauda. Tai žuvų pašaram naudoja. Ne? Jo, žvejybai naudoju iš tikrųjų. Kad čil žuvis labiau būtų palaidavusias. Žinai, už kablio. Žinai, kur ant alkė traukbiškai vis tiek. Traukbiškai. Iš kur man žinai? Aš tai esu tik tai skaitęs literatūrai. Ja, draugs pasakoja. Čia labai natūraliai pereinam prie turinio kūrimo, nes kamerytą sudėtos mašinoje įkelinėjai to savo videkus, torekus, pastoji pasakojai. Ką tau atneš turinio kūrims? Šiaip atneš faniukus. Šiaip turiu, tikrai labai džiaugiuosi. Jau tikrai, negaliu sakyti, ką bendruomenė, bet šiaip fanų bazė. Tikrai yra šiaip visai nemaža, kur kiekvienam, pavyzdžiui, renginį, kur atvarau driftę, jeigu pats, pavyzdžiui, ir nevažiuoju, tai tikrai būna žmonių, kur atein pasisveikinti, paklaus, kodėl nevažiuoju, kaip sekas, kaip kas. Tai tikrai žmonėm įdomu. Taip, visas šitas. Tai daugiau šiaip, kai prasidėjo aplamai turinio kūrimas mano, tai aš niekada neplanavau, kad žiūrės mano tos video kažkas. Aš grinai dariau visą laiką dėl savęs konkrečiai, nes galvojau, patys pirmi videkai, jeigu pažiūrėtume ten, ir aš nėra, kad dabar ta kokybė labai stipriai pakilus būtų. Tipo, geresnė tikrai, nes pirmi tai buvo su telefonu viskas filmuojama tiesiog ir tiek. Tai filmau su tą mintim. Antrą kartą prasileidžiu su telefonu viskas filmuojama. Ne, dabar tai biškai geresnė. Ai, čia labai seniai darai, ne? Ne, tai čia buvo 19. Okay. Jo, tai buvo seniau. Tai aš dariau tik tai tam, galvoju, reikia uždokumentuoti, tam pat, kad po kokių 2 metus hebrai įsijungtumėm pažiūrėti ir pažvengti, kaip stumdom jaunystį, žinai. Ir keldavo į ką veikdom. Jo. Tai mano patys pirmi ten videkai būdavo po 8, po 100 peržiūrų, žinai, ir net nekyla, tipo. Tai buvo tiesiog, aš laikiau kaip klaudę, realiai. Nemokams klaudę. Jo. Ir po to kažkaip prasidėjo, žmonės pradėjo atpažinti labiau, kai aš vienintelis važiuoju su Volveku.
Tai... Jo, tu turi tą savitą stilių kostiumiuką Jo, ir volveką. jo, Nu, tai- nesumaišysi. Tai kostiumiukas jau vėliau atsirado, bet volvekas jo. Šiaip nesu visiškai vienintelis, nes Jumi, pavyzdžiui, važiavo dabar irgi iš Šiaulių bičelis, kur irgi su volveku, su 7 biškai senesniu. Bet jisai kokį kartą į metus išvažiuoja, taip pat pasitokia labiau gatvinė. Mm. Tai jo, bet varžybų lygmenį, kad jau tai važiuot varžytis, tai aš vienintelis važiuoju. Kas yra šiaip nepatogu, nes nėra žinių bazės visos. Kaip, pavyzdžiui, su BMW, ne tik žinių, bet ir dalių bazė viena, kiek yra platesnė. Kažkas sugeda, tai aš va dabar, kai įsidėjau jau BMW motorą, kažkas sugeda, man buvo per vieną renginį kardano guma suplyša. Tai aš praėjau, kokias 8 surinkau, tai bum, 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 bum. Visi tiesiog, reikia, iš karto visi turi. Tai taip, daug patogiau. Dėl to man daug ilgiau užtruko, kol įsivažiavau aplamai visą driftą, nes nėra ko paklausti taip normaliai ir, pavyzdžiui, visą važiuoklę priekinę, kuri įtakoja, kai valdosi automobilis, yra nupirkti, taip, bet Švedijoje ir pakankamai brangiai mano kišeniai, tai aš tiesiog pats pasidariau. Tai pačiam susiprojektuoti, pasigaminti važiuoklę irgi užtruko ir laiką, ir žinių visko. Po tam tikrų techninių nesklandumų sugrįžtam į podcastą Nieko neįdomaus su Benediktu Daučionu, a.k.a. Baudžiūniu! Sveiki, gerbiamoji publika. Ai, blemba, kaip yra negerai, ne kartais ta technika, jinai paveda, kaip dažnai paved Volvo tavo per Labai driftą, dažnai. Ne? Išlūžt kas nors? Tai dėl ko aš dabar įsidėjau BMW motorą, nes prieš tai, kai buvo Volvo motoras, tai per praeitus 2 sezonus, taip, bandžiau aš kažką dar išgimdyti, kažką įrodyti. Lauk, čia pastaisom, kad tiesiai. Čia viskas griūt pradės. Karočią, žodžiu, per praeitus porą sezonų sėkmingų renginių turėjau kokius 4 gal. Dalyvautų kokių 10. Tipo, procentas buvo tikrai mažas. Ar čia rinkos standartas yra toks? Ne. Rinkos standartas yra, kad žmonės man pasakoja, 4 sezonus važiuoju, tai tepalus tik keičiau. Tai va tokie, žinai. Aikt. O pas mane, nes tas Volvos motoras originalus, kur buvo, tai ten yra, realiai pati technologija labai sena. Ten 70-ųjų vos, nesakykim, galą. Ir aš iš jo, biškį prašiau nemažai dalykų. Jisai nelabai norėjo tiek duoti, kiek aš iš jo prašydavau. Tai tiesiog dėl patikimumo priežasčių atsisakiau šito motoro. Jisai šiaip dabar pas mane kazininiai mašinai dėtas yra. Okay. Kokia tavo kasdieninė mašina? Irgi Volvo 9 Kem, tik universalas. Tai Telpark arklys? Toksai kur. 2 arkliai. Realiai visi sakoja katafalkas. Tai galėčiau darbuotis žmonėm iki 1,6 m, sakykim. Nes aš su 1,85 m šiaip telpu atsigulti, visai patogiai galiu mėgoti tenai. Labai patogu, per visus renginius, visur festus, mašinį mėgi viskas. Kemperis. Tai taip, kai važiuoji, atsisuki per galą ir matai pusės kambarę butą. Pusės kambarę butą, labai šiaulietiškai, pagaliau, sakau, kažkada jį prasilauž pas tave, žiūriu, galūnės yra. Ne, tai aš, matai, žiūrint, ką žiūrint? Kameros, mikrofonai. Ne, aš kaip kada visiškai. Šiaip... čia mūsų bėda yra, kai atvažiuoji į kitą miestą, tai pradedi biškį tvarkyti tą kalbą natūraliai. Bet nėra, kad aš taip kitiem būn, kad visiškai su akcentu nenori šnekėti. Nes šiaip tas, Šiaulių akcentas atrodo toks, kaip pasakyti, nešvarus kažkoks. Bet čia tik mums taip atrodo, aš kiek esu girdėjęs, kažkokių Vilniečių sako, kaip fainai, kad turit kažką, žinai. Ir tada galvoju, kokie žemaičiai, jiem tai visiškai yra nesvarbu. Atsimenu, stovim su draugeliu prie baro ir 3 panikės kalbas. Ir aš taip, Latvijos? Žinai, galvoju, nueisim kalbinti, vis tiek smagu. Ir kažką prieinam, galvoju, bandom lietuviškai, nes gali būti, kad žemaitiškai ir nieko nesuprantu. Ir kažko užklausiau ir jos taip instantly. Labas vakaras. Kažką switchino, žinai. Taip. Nieko realiai nespratau, aišku, gal buvau galimai
kažkiek išgėręs, nedaug, bet šiaip amazing. Jo, nes į tą jau tikrąją žemaičių kalbą, tai turiu draugelį Zenių tokį, kur jisai, pavyzdžiui, su tėvais, jo tėvai tarpusavy šneka jau konkrečiai žemaitiškai, bet jau stipriai, kur net žodžiai yra kitokie negu lietuviški paprasti. Tai labai juokinga, mes šnekam kažką normaliai, paskambinti telefonu jam ir atrodo kaip kitą kalbą, kad šnekėtų. Tai žodžiu. Buvom prie turinio kūrimo ir sakai, tau duot bendruomenę, fanus, ane? Kodėl dar kuri? Man čia įdomu tokia gal psichologinė, emocinė pusė. Kodėl tu nori dalintis tuo, ką darai? Ne, tai užklausydavo, čia žinai toksai, kur cigarą apsakyti. Viskas prasidėjo 2009 metais. ne, šiaip net nežinau, tipo, man taip atrodo, kad šiaip dabar jau esu supratau tą, kad žmonėm yra įdomu žiūrėti, ką aš veikiu. Šiaip aš kaip asmenybė, tipo, kas aš dabar čia sėdžiu. Tada Baudžiūnis kaip personažas, kuris jau yra drifto trasui įdomu. Ir taip kaip aš darau mašinas, irgi žmonėm patinka. Tipo, nes irgi gal yra toks, kur aš kadangi viską, ką moku su mašinom, išmokau iš YouTube'o pagrindę, tai yra tos informacijos, kurios nėra, žinai, iš tų dalykų, gal kažkokią kaip duoklę man duoti, žinai, irgi, kad pats išmokau, tai kažką galiu ir kitus išmokyti. Nežinau, kad yra tokių, kurie mano videokus pažiūrėjo, po to savo mašinas panašiai darė. Okay. Tipo, pagal mane. Ar tau patinka dėmesys? Negaliu sakyti, kad ne. Tipo, žinai, nepatiktų, nedaryčiau. Nėra, kad introvertiškas būčiau. Daugelis sako, kad ne, nors iš tikrųjų patinka, man atrodo, faina pripažinti yra, nes man tai irgi, žinai, toksai atrodo, why not? Jeigu patinka ir darai. Taip. Ok. Emilio Jokūbo streamas. Baika buvo visai. Šiaip man pakilo bazė irgi visą žiūrovų, visko daug. Aišku, blogiausias Lietuvos mechanikas. Buvo video, aš mačiau ne patį streamą live metu, bet mačiau ten tą highlightų, ne? Jo, video. Tai geras šiaip visai. Smagiai labai susižiūrėjo. Kokia patirtis? Šiaip patirtis, ten viskas ne pagal planą vyko konkrečiai. Ta prasme, nuo ko prasidėjo problemos. Ta diena buvo sekmadienis. Ir buvo Formulės 1 finalas. Tai buvo paskutinės varžybos. Tai mes su Hebra pas mane servise, ne pas mane, kur dirbu. Žodžiu, sėdėjom, žiūrėjom Formulę, jau tenai liuką gėrėm. Taip. Ir aš jau toks biškiai atsigėręs, kaip ir viskas smagu. Laukiu, kada atvažiuos Emilis pagal nustatytą valandą, nes mes turėjom pradėti streamą 7. Vakare? Jo. Ir jisai turėjo atvaryti 6:30, gal kažkada po 6, žodžiu, dar apsižiūrėt, kaip kas, apsitart, kaip ką darom, viską. Žiūr, nėra, rašo techninės sklandumai, sako, biškai vėliau atvarysiu. Gerai. Laukiam. Ir žinai, kai tu lauki to, kur net nežinai, nei kas bus, nepažįsiu to žmogaus normaliai. Ten esam kažkada prasilenkę kažkokiam bare, dar kažkur, žinai, kur... Aš šiaip yra toks, tokio gaunas taip, kad atsigėręs, aš einu pasveikinti su žmonėm, kurie žinomesni buvo, kurie man įdomus. Aš galvoju, kodėl, ne? Ką man padarys? Ir jie, manau, kad smagu. Ir iš tikrųjų yra tokių, kur po to pašnekam, susifollowinom, tipo, su Baumila taip sufollowinom. Trumpas interpas, aš turėjau. Baumila follow. Baumila? Tai va taip, realiai. Sorry, wow. Trumpas interpas. Užvakar turėjau pirmą gyvenime susitikimą su random žmogum, kuris atpažino, sako, čia tas, kur daro šitą, aš taip, prašau, sako. Taip. Wow, žinai. Belekas, eik. Įdomus. Kažkaip nebuvo kažkoks labai didelis jausmas, nes dar nesijaučiu nusipelnęs, nei biški, žinai, tas imposterizmas visur, visi tą patį sakom. Keista, kad tave žiūri, žinai, keista, gal pats nesijauti, kad čia kažką labai įdomiai darai, bet gal darai, žinai, nes, tikiuosi, kad sėkmingų žmonių bruožas. Bet gerai, Emilis Jokūbas vėluoja, kas toliau? Ir, žodžiu, vėluoja, ir sako, atvarysim su iš karto jungtų streamų. Ir baigės visi apsitarimai, visi apsižiūrėjimai kaip kas. Ir tada... jau jie atvažinėjai ir, žinai, mes stojom dar laukia
Trysia tada buvom, aš, Danas, kolega ir Bačkis, toks draugelis. Nu, žodžiu. Tai Danas iš karto taip gerai davai. Ir tada jau mašinas, tas taksas Emilio stoja ir Bačkis draugelis. Nu, tai gerai, davai baudžiūnį. Ir aš toks vienas karys palikta, žinai, šitame. Ir aš toks, ble. Ir tada, žinai, labai greitai turi nuo nulio iš karto į personažą šok. Nu, tipo, nes nėra tas personažas mano, nu, tipo, baudžiūnį, žinai, nėra, kad jisai labai toli kažkaip skirtus nuo kasdieninio manęs. Taip, bet... Jo, man atrodo, ten labiau yra šaikos tu. Žinai, nu tai šaikoj, plius, kur įsijung tavo stiprybės, ten yra baudžiūnis, žinai. Nu, mechaniks, drifteris, kažkas, gaunas kažkas tu ant steroidų. Į tą pusę. Tai žodžiu, ir tai buvo pradžiai taip nejauku, bet po to dar atsigėriau alaus. Galimai? Galimai. Nealkoholinė? Galimai ten galiausiai galą, tai per daug buvo konkrečiai. Bet čia jau gerai atrodė tas bajeris, tipo, nes garažinis, pastovi iš toliau. Jo. Tai tie, žinai, stereotipai nei šora yra. Nepergalvoji po to, kaip atrodė... Galvojau po to, blėt, kaip čia, bet į galą tenai jau, kur po to pats jau iš tauską biškį per daug prigėręs, bet jų nieką nebegalėjau padaryti. Point of no return pasiekė, žinai, kur arba toliau, arba baigiam streamą. Po to buvo biškį gaila, kad taip, nu, tipo, bet per daug neprimaliau šūdą, nu, tipo, viskas. Ne, labai decent index, man. Jo, nes ten, kur, pavyzdžiui, pačiam gale, kur mes virinam, tai ten jau, žinok, ta prasme, to dokumentinė Benediktą jau ten nebebuvo, toli gražu jau, žinok, visiškai. Susvargė be kaukės susvargė. Jo, žiūriu, tėvuk Šekyrė pasakoja, šiaip kiek tu žiedžiu ir bujaki, šiaip, nežinau, ar nuo lydimo, nuo litavimo, tiksliau, nešaudo tenai. Bet ten, kas, tipo... Kai lituoji ir žiežirbos eina iš šonus, gali gauti metalo drožlių akis? Gali. Va čia sakė, koks lykštus dalykas. Patikėk. Esi gavęs, ne? Aišku. Eik, aš nesidoju, kai įkrenti akis, bet metalo gabals. Nu, jo, ir karštas dar nepamiršk. Jisai ne tik, kad, nes kai būna tie burbuliukai, kur šauda. Jo, yra vieną kartą viens padeginęs biškekį, tai nelabai malonus jausmas. Bet nemaloniau yra tas, kad tu po to, nu aišku, matai tą šviesų tašką, žinai, vidury. Tipo, nežinau, kiek blogai šiaip regėjimai ir šiaip blogai, manau, kad. Bet, kai sako, ble, čia virini, sako, naktį nemegos, jeigu virini be jokių akinių, be nieko, ir žiūri tą liepsną, tai UV spinduliai, nu, tipo, labai regėjimui kenkia. Bet paprasti akiniai šitie, jie jau nuo UV apsaugo, tipo. Tai man niekada nėra tų, kad naktį ten negali mėgoti, nes akis skauda dar kažką. Tipo, tai jo, dabar jau kažką, kai rimčiau virinu, tai užsidedu kaukę, bet tokius mažus, tai be kaukės. Okay. Tai, kas žinot, tiksliai, moksliškai, tai parašykite komentarą, ar čia... Kiek man dar metų lika matyti? Kiek gyvent gal metų likas tokio gyvenimo? Nedaug. Tai aš irgi prikolinu, tipo, kad dabar, kadangi man yra 27, tai arba 27 club, arba iki 100 jau viskas. Jo, aš, blema, dabar bėdas, kaip rimčiau priėmu šitam 27 savo gyvenimo metuose, 28 oficialiai, nu, bet man 27. Ir irgi nenoriu šitą Club 27 skrandis skauda, nu, įsitirtis normaliai. Ai, taip, ne? Aš tai ne. Aš tai kažkaip galvoju, nenoriu dar per anksti biški būti. Dar turi ką nuveikti, ne? Turiu, dar labai daug. Na, aš irgi yra dar planuose įvairių. Mechanics. Prieinam prie paskutinės tavo profesijos šiuo metu iš 3. Mechanics. Ir aš dabar noriu pažaisti tokią rubriką, jeigu tu ne prieš. Davai. Mechanics ar apgaviks? Nu, davai. Žiūrėk. Aš turiu išsirašęs mašinų dalis ir aš tau turiu pasiūlymą. Klausimą, tiksliau. Nu. Ar nori eiti one by one detalės, tipo, tu man pasakai detalę, aš turiu pasakyti, ką jin daro, ir tada aš tau sakau detalę, tu turi pasakyti. Bet aš turėsiu sąrašą kažkokį detalių, ar ne? Aš turiu sąrašą išsirašęs. Ai, nu. Ir tu turėsi man paaiškinti, ką kiekvieną daro. Ai. Nes iki dabar žmonės gal bent kažkiek pagalvoti, kad aš kažką suprantu apie mechaniką. Absolutely fucking zero. Nu, tipo, žinai, aš esu toks, kur, nu, reiktų gal pasidaryčiau, žinai, nes už Žalsvą įsirengiau studiją, stalium pabuvau. Pasidarytum, žinok. Pasidaryčiau. YouTube yra pakankama info. Bet tai, ką aš tau vardinsiu, aš gal vieną ir žinočiau, ką jis įveikti. Tai aš gal tau vardinsiu. Dabar žiūrėsim, ar tu žinai, kas tas yra.
Davai. Pirms dalyks. Alkūninis velenas. Alkūninis velenas. Tai jeigu šiaip neįsivaizduojam variklio sandarą visą, Neįsivaizduojam. tai mums, kad automobilis važiuotų, mums reikia iš benzino padaryti, iš kuro padaryti, kad suktus ratai. Tai kaip tas vyksta? Yra cilindras, jame aukštyn žemyn vaikšto stūmoklis. Tipo. Tai yra, sakykime, įpurškia kuro mažoj talpoj. Jį uždega, jisai sprogdamas, plečiasi ir stumia stūmoklį žemyn. Stūmoklis yra prijungtas prie alkūninio veleno. Būčiau, va tą gal ir būčiau supratęs. Jo, tai stūmoklis per švaistiklį yra prijungtas prie alkūninio veleno. Tai alkūninis velenas iš esmės aukštyn žemyn veiksmą padaro sukamuoju veiksmu. O tada... Tai yra stūmoklis ir tasai čia kažkur dar... Apačioj. Aha. Jo. Tas... Čia. Neberodysiu. Ne, tai šiaip. Aukštyn žemyn. Yra pavojinga rodyti. Jo, aukštyn žemyn tas stūmoklis važinė, alkūninis velenas... Grinai po apačią stovi. Ir jisai... Jo, ir iš to aukštyn žemyn tada suka sankabą, suka greičių dėžė suka pusašius arba kardaną ir suka ratus. Neskubėk. Gerai, šitą žinai. Antras dalykas. Šarnyras. Šarnyras. Tai šarnyras yra važiuoklės jungiamoji dalis, sujungia dvi dalis. Pavyzdžiui, prie kėbulo prijungia važiuoklę. Tai yra iš esmės... Važiuoklė bendrai yra? Būtent šakė, kokia sakykime. Kaip šakė, galvoju, LKK, žinai, lietuviškų terminų. Aš esu rašęs ne kartą, jie greit atrašo labai, jeigu nori pasiklausti kažko, parašai jiem, ar yra toks žodis, jie sako, arba ne. Ok, tai, jo, tai va, jungia dvi dalis, kurios turi turėti galimybę judėti. Šarnyrai. Tai nebūtinai jis ne viens yra. Ne, nebūtinai. Ok, tai čia kas yra kažkokia ašis tiesiog, metalo gabalas, kas čia yra? Jo, sakykime, pavyzdžiui, šakė kaip atrodo. Tai yra, įsiduok mašiną. Kaip? Nėra lengva, ne? Dabar taip orų pasakoj. Jo, va, tu orų, kai neturi kaip parodyti, žinai. Turim mašiną, sakykime, čia šitą gali pasimti. Nežinau, ar padės. Nelabai, taip, nes jisai, pavyzdžiui, mašinos ratas, ne, įsivaizduok, kad čia yra, ir jisai turi per neligumus aukštyn žemyn judėti, žinai. Tai va, ratą jungia va tokia va šakė, ir jinai, kad judėtų aukštyn žemyn, tai tam yra naudojama šarnyras. Tai jisai yra, sakykime, prie kėbulo, būtų kaip, sakykime, va toksai plokštelė, dvi skylės varžtam, ir tada, tipo, iš vienos pusės. Ir tada iš čia išeina jau šarnyro, va, ašis, sakykime, kitas varžtas, kuris turi galimybę kažkiek judėti, nedaug, jie ten juda biški, tipo, ir tada jisai, kai išsidėvi, pradeda judėti daug, tipo, per daug pradeda klibėti ir tada pradeda per duobės barškėto mašiną. Ok. Sakykim, supratau. Trečias, majetniko obudas. Kas čia yra? Ne majetniko, maitniko. Maitniko obudas. Čia yra iš legendinio kalbos pirtelės videko. Tai maitniko obudas, man atrodo, bus... Maitnikas tai turėtų būti generatorius, teoriškai, o obudas kaip jungtis. Ten ir VLKK ir aiškina, ten kažkoks lietuvių kalbos inspektorius. Nes babina duoda dačią, maitniko obudas čokės. Kanalinu, vardant trečio per dačią. Gazit iki dugno, nieko nekanalina. Jo, tai maitniko obudas, tai bus, kai yra generatorius, prie jo yra laidai, yra minusinis, kuris jungia tiesiog tarp generatoriaus ir motoro dažniausiai, tipo masė, o pliusinis eina į kitas sistemas reikalingas, tipo link starterio ir į akumą. Ir jisai, kai atsilaisvinęs, jeigu, pavyzdžiui, atsilaisvina, tada generatorius, nebėra tiek įtampos, kiek reikia ir mašina ima energiją iš akumuliatoriaus, akumuliatorius pakankamai greit išsenka
ir nebeužtenka elektros uždegti uždegimo žvakiam ir kitom sistemom reikalingom. Kažkas tarp maitniko ir akumo, ne? Kažkokia jungtis yra Tai obudas. Maitniko obudas, tai jeigu aš pats gerai suprantu, gal aš klystu irgi čia, bet kaip aš suprantu, tai tiesiog yra pačio maitniko dalis. Tai čia jo jungtis. Logiškai. Jo, tai jis tiesiog yra, sakykime, varžtelis, ant kurio užsideda laido jungtis ir prisisuka su varžtu. Gal ir taip, gal ir ne. Jeigu ne, tai atsiprašau, gerbamoji publika, neteiskit vais. Ir parašykit komentarą, pamokykit, kaip tiksliai. Labai gerai. Numeris 4. Smagratis. Smagratis. Smagratis yra sankabos dalis. Kaip tau nežinančiam paaiškinti dabar? Ne, aš... Explain it to me as if I'm 5 years old. Jo, tai smagratis yra tarp variklio ir greičių dėžės. Tai smagratis yra tiesiog sunkus diskas. Esu matęs. Esi matęs, ne? Esi bandęs pakelt. Labai sunkus diskas. Man Jo. atrodo, kad esu bandęs, jeigu ne, mačiau kaip keliamas jis yra Jo. labai sunkus. Tai jisai sukasi visada tokiu pat greičiu, kaip ir jisai sukasi prie alkūnio veleno, kurį jau žinom, ką daro. Išmokom. Tai va, tai jisai ką padaro, kadangi jis yra sunkus, yra inertiškas pagal fizikinius dėsnius. Tai padaro, kad, pavyzdžiui, kol tu permetiniai bėgi ir būni numinęs sankabą, tai kai numini sankabą ką daro, tai atjungia. Bus dar apie sankabą klausimas, ar ne? Gal vėliau papasakoti. Galimai, ne. Aiškink, jo, nebus. Tai yra, kaip eina sumuštinis, eina smagratis, sankaba ir tada diskatorius. Ir jie by default visą laiką yra susispaudę ir sankabos diskelis yra prijungtas prie greičių dėžės, o smagratis yra prijungtas prie motoro. Tai jie by default yra susijungę ir tu, kai išmini sankabą, tu tuos du dalykus atjungi. Ir tada greičių dėžė sukasi vienu greičiu, variklis sukasi kitu greičiu. Ir tada gali bėgį keisti. Jo, ir tada pakeiti bėgį. Ir kai vėl atleidi, atleidi sankabą, jeigu smagratis būtų labai labai lengvas, smagratis, kadangi turi svorį, turi inerciją, jisai palaiko variklio sūkius. Ir dėl to, tu kai permeti bėgį, kitai būtų numin sankabą ir tau nukrenta apsukos, iš karto mašina užgesta, žinai, variklis. O jisai palaiko tą sukimas. Ok. Jo, tai dėl to, pavyzdžiui, mes sporte, aš dar nedariau, bet daro žmonės, lengvina smagratį, nes jisai yra lengvesnis, tai jo jisai, pavyzdžiui, išminus sankabą gali tau užges greičiau mašiną, nukris apsukos, bet jos tuo pačiu ir kyla daug greičiau. O mums jau reikia dėl performanso, kad greičiau kiltų apsukos. Ok, kažką išmoksiu šiandien nemažai. Numeris 5. Granata. Granata. Tai granata jau yra toksai žargoninis. Oficialiai tai yra... Čia rate kažkas? Jo, prie rato. Čia yra pusašio dalis. Tai įsivaizduok, ne, kaip jau nešnekėjom. Viskas, ką dabar pasakojom, greičių dėžė ir iš greičių dėžės jau išeina pusašiai, kurie suka ratus. Tai, pavyzdžiui, priekį varomam automobilį, ir galų varomam automobilį Volvo nėra, nes yra standus tiltas, nepriklausomų žiokliai yra. Žodžiu, ką daro granata? Tai, man atrodo, pusašio šarnyrinė jungtis gal yra oficialiai. Nežinau, šiaip granatą visi vadina, bet čia tikrai nėra VLKK. Ne, bet šnekamoji. Jo, tai sujungia, kai yra pusašis, yra tiesiog strypas, iš abiejų pusių granatos, tai yra padaro, kai galėtų lankstytis biški. Tas pusašis. Tai tokia lanksti jungtis. Tai tam, kad, pažiūrėk, tau važiuojant, priekį varomoj mašinė, visą laiką turi pusašis suktis, kad suktų ratą ir tu ratus, pavyzdžiui, pasuki. Tai jeigu tos pusašis tiesus būtų metalas, tu negalėtum pasukti niekur. Mūsų abiejų mėgstamas YouTube kanalas Speed yra padaręs apie, man atrodo, visas važiuoklės, apie, nežinau, kaip vadinas, netransmissionus. Bet čia būtent Speed padarė? Jo. Nes Donut Medijui buvo tikrai labai geras
Bet man atrodo, Speedas darė ir jie net atsiprintino visų. Ne, gal ten darė tiesiog Apie laikrodžius darė, vizualizacijas. man atrodo, Apie buvo. laikrodžius tai tikrai atsiprintino 3D, bet šitos irgi darė, jeigu neklystu. Labai geras kanalas. Šiaip rekomendacija tikrai labai... SPEED. Jo. Nemaišyt su streameriu. Jo, nes, stipriai kokybišką turinį kūrė dabar. Aš taip, aš kai biškai kūriau tas video, aš taip norėjau, kaip jisai kurt, Jo. kaip jie, jų komanda. Šiaip visi. ir labai smagu, aš čia biškai nukrypom dabar, bet labai smagu, kad žmogus, aišku, išpopuliarėjo iš Donut Medijos, Jo. tenai labai stipriai, šiaip ne tik, kad išpopuliarėjo, bet išpopuliarino visą Donut Mediją, nes buvo pats pagrindinis, bet smagu, kad dabar, pasiryžo išeit ir daryti būtent tą, ką pats nori, tokį Jo. kontentą. Ir, nuostabu ten yra. Sugalvoju, Jo. lemba, kaip laikrodžiai veikia. Ar ten kažkaip, kaip išsirinkti laikrodį, kokios Jo. įmonės, ten brandai, kažkas. Jo. Padarom, žinai. Pavyzdžiui, kempingo geras, kaip skiriasi per... Čia per yra metus. vienas geriausių video mano gyvenime matytų. 25, tiksliau, 1925, 1975 ir 225 iškilavimo įrangos Jo. palyginimas. Jo, Yra nuostabus video. Sargi gėlytė už tavęs. O. Intercooleris. Intercooleris. Mhm. Intercooleris yra oro aušinimo radiatorius. Oro Aušinimo. orų radiatorius. Ne, jisai ataušina orą, kurį gauna Aha. motoras. Jo. Okei. Jo, nes... Ar tai, dabar visiškai žiūrėkit, o dabar aš spėsiu. Ar kaip nors yra su tuo susijęs antifrizas? Ne. Gerai, tęsk. Jo, tai... Kaip jis ataušina? Kodėl jisai turi galimybę ataušinti? Tai čia šitas įrenginys yra naudojamas kaip čia? Dabar labai protingai reikia plaukti. Sakyk, kaip yra, žinai. Šiaulėtis. Žodžiu, turbininiuose varikliuose yra naudojamas. Dėl to, nes nuo oro temperatūros priklauso deguonės tankis. Deguonės kiekis priklauso nuo temperatūros oro. Mhm. Tai tam, kad vyktų degimo procesas degimo kameroj, kad tas stūmoklis leistų žemyn, žinai, reikia, kad užsidegtų. Tai, pavyzdžiui, kuo daugiau deguonės, tuo daugiau kuro gali uždegti ir tuo daugiau galios išgauti iš to. Tai pavyzdžiui, gaunasi, kad tu prie vienos temperatūros, sakykime, prie 20 laipsnių, čia grinai kaip pavyzdžiui, prie 20 laipsnių 100 gramų oro yra, sakykime, ten 8 gramų deguonė, žinai, prie 5 laipsnių 100 gramų oro yra ten, sakykime, 3 gramų deguonės. Daug mažiau, o deguonės reikia tam. Ir turbina, kuri šiaip pakelia visą galę variklio, dar neaiškinsiu, kodėl, vėliau, čia irgi užtrunka. Tai žodžiu, jinai kaitina orą labai stipriai. Ir tu, žinai, tiesiog gaunas, kad tu važiuoji, pavyzdžiui, kažkokį ilgesnį, aukštesnėm apsukom, kaista tas oras ir mažėja efektyvumas variklio stipriai. O kaip jisai šaldo? Kas ten freonas? Tai yra lygiai toks pat kaip radiatorius, šiaip kad paprastas būtų, kur tiesiog dėžutė, sakykime, su daug vamsdelių ir jinai yra pačiam automobilio prieki, mašinas prieki yra ir ją apipučia oras, kai tu atvažinėjai. Ir jisai dėl to per vidų jo vaikšto oras, žinai, ir iš priekio jie apipučia. Ar jisai yra... Nes variklio skyrių yra labai karšta. Bet jisai įeinantį orą Jo. vėsina. Jo. Tarkim, laukia 40 laipsnių. Ir jis vis tiek vėsina orą, nes, vis tiek atrodo jau tas ten oras, kuris ateina jau kiam laipsnių yra. Bet žiūrėk dabar, temperatūra čia tai yra kažkiek laipsnio, ne? Tai tu jauti tokia, bet kai tu taip darai, žinai, vėjas atvėsin, tai čia lygiai taip pat. Ok. Numeris 7, kardanas. Kardanas. Tai kardanas yra nuo greičių, čia yra galų varomiem automobiliam, arba 4 varomiem. Tai nuo greičių dėžės, kadangi yra variklis, prieki, greičių dėžė per vidurį, sakykim, labiau link priekio, o galiniai varomi ratai yra gale. Tai yra tiesiog vamzdis, kuris sukasi ir suka diferencialą, reduktorių ir tada suka galinius ratus. Ok. Jo. Babina. Babina yra
aukštos įtampos ritė gal lietuviškai. Ne. Babina, ką padaro, tam, kad uždegtų kurą, tipo žvakės, ne? Jom reikia elektros nemažai. Tai, o mašinoj nėra labai daug, yra 12 voltų ir tu nepadaugini. Tai padaugina, čia yra aukštos įtampos transformatorius realiai. Ritė. Jo. Kuri Tai kelia įtampą. jinai jo padaro nuo, sakykime, 12 iki, nežinau, priklauso, bet ten 10 štukų voltų gal kažkas tokio. Daug. Zik. Kibirkščiai, ne? Ir dėl to, žvakė perduoda tą aukštą įtampą ir padaro žaibuką, kuris uždega oro ir kuro mišinį. Prašau. Esu gavęs šiaip per nagus iš... Aha. Tai iš Javos babinos gavau iš Moca. Tai čia galiu įsiterbiški. Nes, karočią buvo iš po žiemos kažkada čia kūriau javuką ir nesikūriu visiškai. Ir žiūrėjau, ar babina duoda dačią, ar neduoda dačią, žinai. Tai Javai yra 2 cilindrai. Ir vieną apyplaidį, nuėmęs nuo žvakės, pačią žvakę išsukęs ir žvakiai reikia minuso, prie korpuso pačio variklio. Ir aš laikau pridėjęs, kuriu. Ir nėra kibirkšties ir matai, ar yra žaibukas ar ne. Nėra. Fukt atsirado. O prie vieno cilindro buvau prijungęs dar. Ir Javui užteka tą vieną cilindrą, kad užsikurtų. Ir man taip tik tai užsikūrinai dirba ir man rankoj purtos. Ir aš tą 10 000 voltų. Zaibir ir purtaus, žinok, toksai, kur tu nebelabai valdai gerai tą savo organizmą. Ir aš susipurčiau ir už rėmo pagavau. Ir uždarą grandinę, labą dieną. Toks. Šiaip net, aš čia nežinau, kaip blogai sveikata yra, bet aš toks prasipurčiau, šiaip net tai paleidau viską. Tai po to, kiek energijos buvo, iš tikrųjų, ta prasme, realiai. Tai jo, toksai per kūną nueinantis, tikrai. Esu gavęs, bet minimaliai iš, žinai, tos lempos, kur būna nuo garso spalvas keičia, muzikinės tas tokias į balio atsinešti pigios. Ir buvo gal mokyklos kažkoks vakarėlis, kažkas ten tą lempą palaužė, sako, aš sutvarkysiu. Su elektra nieko bendro neturiu, sako, pavaidinsiu vyrą, žinai, sutvarkysiu. Aš iš fizikos 10 turiu girdi, ką mokėgi. Grandinės. Ir parsivežiau aš namo, žinai. Ir tvarkingai aš tam atsisukau, žinai, pažiūrėti. Gal tiesiog kažkas spirdams kokį kontaktą numušė. Gal matos akivaizdžiai. Išsitraukiu iš rozetės, pažiūriu, įjungiu rozetę, žinai, neveikia. Išsitraukiu, pažiūriu, įjungiu, neveikia. Taip, protingai. Ateini tėvau, sakau, girdėti tik čia, žinai. Parodysiu, nes gal žinosi, kažką vis tiek jie iš praktikos gaudas. Daugiau metų jau šio žemė, žinai. Ir sakau, įjungęs rozetę, sakau, va, čia yra giklis tėvus, rankom ploj, žvengi, vaiks gavo elektros. Blemba, labai įdomus jausmas. Iš po to laiko plaukai pakeitė kažkaip formą. Bet labai įdomus jausmas. Pritraukė. Bet ir surakint, taip. Jo, visą kūną. Yra ten, Jo, tai čia priklauso, atrodo 10 štukų voltų, sakykime. Gal mažiau, gal biški daugiau, nes ten kintantis tie skaičiai nuo gamintojų, nuo visko. Bet nėra amperų daug, tai amperai labiau žudo. Stipris elektros. Katalizatorius. Katalizatorius yra įrengimas skirtas gelbėt baltosiom meškom. Jo, tai iš esmės, ką daro, tai kai, žinai, uždegi šiaip daiktą, kokį nors beleką uždegi, tai dūmai yra juodi, sakykime, tai ten yra visos dalelės, kurios, kyla į viršų, teršia aplinką, tai taip ir su kuru yra visiškai. Tai katalizatorius yra tiesiog kaip bičių kolys, kad būtų, tik tai labai mažos tos skylutės, tai jos sulaiko sunkesias dalelės. Ir mažina taršą. Filtriukas. Jo, tai jie kažkokiais metodais ten profiltruoja, ten yra visokių... Pjaustydavo jos. Jo, brangių metalų yra labai daug, nes jie kažkaip tą daro efektyviai, tą filtravimą. Tai dėl to juos neša žmonės į supirktuvės ir tie žmonės nebūtinai yra originalūs savininkai šitų detalių. Ok, tai gerai, 9 čia turėjom, įsitikinau, kad esi mechaniks, ne apgaviks. Malonu, kad patikėt. Ir tu dirbi normaliai mechaniku? Ir kokias dažniausiai paslaugas teiki, ko atvažiuoji? Tepalų keisti? Tepalai stabdžiai.
Aha. Tepalai, stabdžiai, diržai, visokie paskirstimo. Lemputės, ne, lemputės mažai jau. Šiaip, bet jo, tokie pagrinde. Bet šiaip mūsų servise tai viską darom. Čia nėra tavo asmeninis Ne, servisas? ne, aš dirbu servise, grinai. Okay. Jo, tai šiaip šmaikštų yra, kad mano patys pirmi mokslai po mokyklos baigimo buvo Kauno technikos kolegijoje automobilių techninis eksploatavimas. Nu, tokia žanro klasikinės studijos žmonių, kurie domis mašinom. Ir aš jas mečiau su būtent tokia citata, kad nu jau paprastų mechanikų tai aš nebūsiu. Look at us. Didn't age well. Nu, nepavyko visgi. Tai jo, gavos taip, kad kažkaip aplamai aš pradėjau dirbti labai ten įdomiom aplinkybėm. Danas, vat, kolega, šiaip žmogus, kuris apie mane iki mums susipažįstant, jisai žiūrėjo mano kontentą YouTube'ai, tada gavos, kad susipažinom. Ir mūsų pirmas susipažinimas buvo, kai variau į jo gimtadienį, 30 su baidarėm plauk. Nu taip, čia wild, visiškai dalykai. Bet žodžiu, mes ten dar nebuvom labai pažįstami, bet jisai žinojo, kad aš maladėts, aš žinau, kad jisai maladėts. Ir jisai išėjo tėvystės atostogų, ir, nes gimė dukrelė. Ir sako, ar tu gali atvaryti mane pavaduoti, nu, tipo, kad mažiau stovėtų darbai. Sakau, bet nesu servise dirbęs, sakau, nu ką žinau, aš moku, kiek esu prie Volviaką daręs ir prie draugelių mašinų padėjęs, žinai. Sako, nesvarbu, ką mokėsi, tą darysi, viskas, žinai. Tai aš ten porą mėnesių padirbau, pavadavau ir, nu, kaip ir nebuvo nei vieno darbo, kurio nedaryčiau, žinai. Viską pavyko daryti. Tai sako, davai pasilik, jeigu nori. Pastatė keltuvą patalpose papildomą ir dirbam. Tai dabar jau biški virš metų. Patinka? Nelabai. No. Ne, šiaip kaip. Žmonės galvoja, kad patink man, mašina nepatink man. Užpis mane. Ne, nu šiaip ir patink, ir nepatink. Patink, nes va, Hebra šiaip maladėts. Tipo, smagus kolektyvas visai. Aš sąlygas geras turiu darbui. Tas patink. Patink tas, kad aš pats suprantu, kokią teigiamą naudą man tas duod. Kad aš dabar, o, pavyzdžiui, kai Volviaką esu susibildinęs, kiek esu pasidaręs darbų, žinau, kad jeigu nebūčiau dirbęs servise, niekada gyvenime nebūčiau padaręs taip gerai, tipo visko. Tai man tas prideda, žinai, aš žinau, kad su šituo, nu, tipo, aš nieką geriau daryti nemoku, vienas dalykas, nu, tipo, tai čia, ką geriausiai moki, tą darai. Kol neatsibos iki tiek, kad pasiryšti kažką naują mokytis ir daryti visiškai kitą dalyką. Tai šitas yra ir tada vis tiek, kadangi, kaip pradžioje nešnekėjom, kad jeigu galėčiau tik vieną dalyką daryti, nu, kad būčiau drifteriu, tai tam, kad būtų drifterius, tiek reikia mašinos, o nieks kits nepadarys, jeigu ne aš, ypač Volviaką, tai turiu mokėti pats, o čia labai gerai išmokstu, tai dėl to ir darau. Jo, bet nėra taip, žinai, kad aš su malonumu keičiu stabdžių kaladėlės ten, žinai, šiaip klientų Toyota Auris 2005 metų, nu taip. Ar yra mašina, kurios netvarkytum? Audi, beveik visos jaučiu. Kodėl? Yra. Specifiniai dalykai? Debiliška važiuoklė, nu, tipo, man tai labai nepatinka. Nu, tipo, yra, nu, gerai, nepykit Audi fanai, jeigu ką žiūrit. Tipo, yra dalykų, kurie yra protingai padaryti, yra dalykai, kurie neprotingai padaryti. Tai, tipo. Bet šiaip ir prie variklių tenai yra, kur tas Francas Hermanas, kuris konstravo tą motorą, inžinierina, nu, pridarė jie labai sudėtingai dalykų daug. Tai kur galim viską paprasčiau daug padaryti. Aš vien su gerai labai žemiškas pavyzdys žmonėm, kurie gal mašinam irgi tiek pat nesidom kaip aš, bet tą pačią lemputę pakeisti. Kai kuriuose mašinose patogai. Nusiemi visą halogeną, nusiemi galą, pakeiti lemputę. Mazdai mano trečioji, kai būdavo, tu turi įkišti pirštus, nežiūrėdams, atkabintą metaliuką. Viskas yra dar gerai, jeigu yra, nu, sakykim, ruduoja vasara, pavasaris. Žiemą -15, tu neturi garažą Vilniui, tau reikia degaliniai pasikeisti ir tu tik tai pradedi keisti, tau šalt pirštų iškliūns, skaud. Jo, ir plyšt odą labai. Jo, what the fuck, tipo, kas čia yra? Ir tada Chryslerį man visą lempą išsiemi. Būdavo... Volvui, pavyzdžiui, net nereikia nei lempos išsimti. O tai va irgi, kur ranką turi kišti, bet ten vietos tiek, kad ką nori. Kokia, neįvardinant gal labai tiksliai, kad neįsižeistų, koks buvo durniausias klientas. Arba ar buvo, kas atvažiavo mašiną, sako, pažiūrėk ir tu žiūri, nespranti, kas čia yra pridaryta.
Durniausias jaučiu buvo irgi tuos markės, kur pasakau, kad nepatink. Bet jis ten buvo, kosmonautas. Aš dabar galvoju, ne, aš dariau tiksliai tą mašiną. Man tik į barzdą siūlė po to galiausiai. jo, jis ten... ten priekį jam bamperį turėjo pakeisti po... Jisai atvarė, pasakojo, kad jisai pats su mašinom dirb, jis ten pat, žodžiu, daro, žino, kaip reikia būtų padaryta, jis tik tipo laiką neturi. Toksai, žodžiu. Jam kažką, iš karto matėm, kad tas klientas toks bus ne kažką. Ir ten labai bipolinis buvo. Kartais atvara, viskas gerai. Kartais atvara dėl tos pačios priežasties, ką jūs šį pripirko, detalių, už kokios kainos, kam čia keitėt. Stabilizatorius traukęs gale klibė. Technikiniai užrašė, kad klip tiporės reikia keisti, pakeitėm. Sako, tai ką jūs keičiat, naujas detalės buvo sudėtos, ką jūs čia savo nuožiūrę ten, žodžiu. Jo, ir galiausiai ten koliojas su vadyba baisiai ir atvara, kad pasim tos mašinos jau padarytos, netvarė pasimbėlė, kiek laiką mum kiemė stovėjo, užėmė vietą. Tada atvarė pasim, ten koliojas. Galiausiai neužsikuriam tą mašiną, atein, sako, laidus gal gali duoti. Sakau, neduos aš tų savo laidų, kas nusišnekė, sakau, kaip tu šnekė su manim. Jo, ir tada siūlė į barzdą man. Galiausiai išpašta, bet aš ten labai ahujel buvo. Ir jisai, žodžiu, sėdėjo pas mus patalpose, atsisakė išeiti netgi iš serijos, kol mes jam nesutikėm galimybės užsikurti mašiną, žinai. Sakom, tu pats kaltas, kad tu virš mėnesį laiką nepasiėmė mašinos ir nusėda tavo akums. Ir žodžiu, ir jis ten šauk, patyl. Ne, tu davai, vyrukai, tada vėl. Bipolinis, bet toks štai visi. Tu, gaidį, vapšė, ką čia, bazarinį. Ne, bet tai davai, tu laidų, Ir sakau, ne, sakau, pašau. Tai ką darė? Ką? Išvarėm laukant galiausiai, užsidarėm tipo. Ir man atrodo, išsitempė gal ant šniūrą kitą dieną ar tą pačią vakarę, bet jau mūsų nebebuvo. Buvo tokių linksmų. Bet šiaip dauguma klientų linkę bendradarbiauti, viskas kaip ir okei su jais. Esi pridirbęs, ką nors pats remontuodams? Aišku. Sau ar kitiem? Kitiem? Sau tai nebejoju, nes daugiau rizikų prisiemi. Ne, bet būn tokių, bet žinai, tas pridirbims gaunas toks, kad tu prisidirbi tiek, kad tau ilgiau užtrunk tiesiog. Būn ten varšta kokį, suki, kur buvom, pavyzdžiui, pirms rėgis biški kreivai, bet, suki toliau ir čiukšt pasigauni ir įsisuk. Bet būn, kad nepasigaun, būn, kad tu išmali visą tas rėgį ir tada turi pasižaist padaryti, žinai, naują. Arba varstos, gadintą varstos randi kitą. Tai čia iš tokių paprastų. Buvo dabar greičių dėžę keičiau Volvui, V7, kokių ten 2-8 metų, tai žinai, tokia pakankamai standartinė automatinė dėžė. Ir ten, pavyzdžiui, vienas davikliuks, alkūnio vėlino padėties daviklis yra pačiam viršui, tai jisai skanuoja ant smagračio dantis. Va čia jau kadangi išmokai, tai dabar gali žinoti. Bet realiai iškiau, ačiū. Tai ir jisai yra pačiam viršui, kur iš viršaus nelabai yra prieima ir dėžė ant jo turi taip labai gražiai užmauti. Ta dėžė sveria nenormaliai daug, ten realiai kokius 8 kilų, kažkas tokia. Ir žinai, tą sunkų daiktą taip gražiai pataikyti, yra, sunku. Tai nuimant, biškai pasikipė tą dėžę, jis nulaužė. Tai gaunus, kad tu turi po to ieškoti naujos detalės dėti, bet čia jau mes iš savo tada. Kaip kada, nežinau, šį vadybą sprendžiu tos dalykus labiau, bet 15 eurų kainavo, tai pizdaką negau daug. Kokie yra, man tavo 3 profesijas, kokie yra tavo planai ateičiai? Ateičiai? 5 metų bėgiai įsivaizduoji save, ar negalvoji taip? Aš šiaip, ką aš labiausiai norėčiau daryti, tai ant savęs pabiškiait gal su mašinom. Iš mechaniko pusės? Jo. Kad, aišku, idealių variantų, kai atsiras daugiau, rėmėjų, kurie man padės su driftu, viską, žinai, iš piniginės pusės. Kuo aš daugiau gaučiau, aš dabar neuždirbu kažkokią sumą pinigų, iš jos didžioji dauguma nueina į driftą. Tai jeigu aš kažkokią dalį tų pinigų gaučiau iš rėmėjų, aš galėčiau sau leis mažiau dirbti ir daugiau vykdyti driftą, tipo. Tai
noriu, kad kuo toliau, tuo labiau tas santykis laiko praleidimo eitų link drifto. Tipo. Nes kuo daugiau, pavyzdžiui, dėl ko dabar pas mane asmeniam kanale nėra turinio pastaruoju metu, nes aš grįžti iš po darbo visas stipriai pavargęs, nes yra reikalų visą dieną prie mašinų dirbti. Ir tada, žinai, kažkokį kūrybinį potencialą dar turėt, kad susukt videką, kokį sėdėti. Aš šiaip tingiu sėdėti editint, man padaryti, susifilmuoti, kaip ir viskas ok, tingiu editint labai. Bet čia irgi toks dalykas, kad nieks jis negali to daryti, nes nesupras visos temos normaliai, dar kažką, tipo, aš pats turiu tą susėdėti. Tiesiog neprisiverčiu, tipo. Tai, o žinau, kad jeigu galėčiau mažiau dirbti, turėčiau daugiau energijos, tada ir kontento daugiau būtų, viską daugiau būtų. Tai tikslas yra kažkaip mažiau tų mašinų tvarkyti, bet gal dar daugiau pinigų. Gen Z. Nu. Kuo mažiau dirbi. Aš noriu. Pirmą tu dirbi vardai, po to vardas dirba tau. Viskas. Nu. Nors šiaip dabar iš tikrųjų negaliu visiškai skūstis. Tipo, esu labai dėkingas ir Danui, kolegai, darė kamerą, padėkosiu Dančikui. Labai maldės man varžybom, tai šiaip šitą etapą, kur dabar važiavau, šiaip net nebūčiau važiavęs, bet jisai man, kaip tikras tėvuks, kad būtų, sako, turi pinigų tu. Bet žinai tą tokį nuoširdų, kur grinai, jam aktualu. Sakau, nelabai, sako, kiek tie tavo startiniai kainuoja. Jis pervedė ant startinę, po to ant padangų užmetė. Tai aš esu naucus susirašęs, kiek yra užmetę, tai prie progos atiduosiu. Bet žinau, kad net nėra, kad spaudžius dėl to jam. Viskas ok. Tai labai esu tam dėkingas. Bet dar esu dėkingas Gedui. Tikrai, manau, kad žies noriu. Žmogus, kurį aš, manau, esu matęs kažką šiaip per renginius, bet, žinai, tų žmonių šiaip prieina pakalbėti visai nemažai, tai neatskirsi visų. Bet buvo bičas rašo, įme sąskaitą, įmečiau, 100 eurų pervedė. Iš oro, tipo, sako, maladės, man patinka, tu darai, tipo, visas toksai. Būna ir tokių. Tai labai visiems dėkoju, ačiū, tikrai. Smagu. Jo, įdomus dalykas, man, pavyzdžiui, tas turinio, tarkim, kūrims, ne, kai ir atrodo, čia žiauriai realus darbas yra, ne? Tu realiai dirbi. Tai nėra, kad tu ateini vien mėgaujas driftinimu, tu galvoji, kokiais kampais nusifilmuoti, ką reiks pasakyti, kažkokias detalės pasiplanuoji. Ir tada tas imposterio dalykas dingsta, nes realiai tu dirbi. Ir kartais daugiau negu 8 valandas per dieną ir viskas ant tavo pečių yra. Nes jeigu nedarysi... Tai va dėl ko, kiek pašnekėjom su kolegom, kas iš drifto yra daros karjeras su kontentu, su viskom, žinai, kad iš to bando gyventi ir gyvena. Tai dėl to mane ir kalbinėjo, kad sakant, baudžiūnį nelysk, neapsimok. Nes tu tada tą savo hobį paverti, kad tu tiesiog bet tas darbo valandų neturi nuo 8 iki 5. Yeah. Tai va tas yra. Ir tada turi sukt galvą ir... Tai jeigu matot turinio kurie jums patinkanti, kuris įterp reklamų šiandien bei ten ir jums atrodo, kaip užnis mane žiūrėtas reklamas, tai jūs nepykit ant jo, jisai darbas toks. Darbas toks, Europa. Realiai, o po Amerika, Europa, rock and roll music. Jo, ir šiaip būna nemažai dabar, kurie reklamos fainiai daro irgi, kurias pasiklausai. Aš, pavyzdžiui, Basket News'as man ten jau yra, Basket News'o turinys, by the way, šiaip ateis, gerai, nesvarbu. Basket News'as ir jie, kai daro reklamas, tu klausai tų reklamų, tau faina. Nes jie prikolina apie tai viską ir tai turinio dalis yra, žinai, tai labai tas nuo to priklauso. Ir nepamirškit mėgstamėm, kuriem paspaust like ir subscribe. Svarbiausia. Nes nepamirškit, kad šiais laikais, mums labiau reikia stengtis įtikti net ne žiūrovui, o algoritmui. Nes jeigu įtinki algoritmui, tada paroda žmonėm kitiem ir paroda, viską. Tai, o visi jūsų laikiukai, pakomentavimai, dar hype, kurio funkcija labai padeda tam, iškelti videką, nes YouTube'as tiesiog neparodo naujiem žmonėm, kuriem tas turinys galimai bus įdomus, bet jie jo net nežino, kad egzistuoja. Yeah. Tai nepamirškit, jau mat tik tai paspaudimas greitas, o iš tikrųjų daug reiškia labai. Nori dar kažkam šautautą duoti? Pareklamuoti, ką nors? Šautautą, sakyčiau, servisą. Gerai, Klara Motors autoservisas, kur aš dirbu. Jeigu norit, kad baudžiūnis jums suremontuotų mašiną, tai galite atvaryti, registruotis. Ar tai bus gerai? Ne, aišku, gerai bus.
Jo, šiaip iš tikrųjų gerai dirbam viskas. Aišku, niekas Tai tam- nevažiuotų, jeigu blogai dirbtų. Bet nenoriu per daug reklamuoti, nes ir tai dabar eilės po 2-3 savaitės, nu tai jo. Tai toks ir, kai žinai, kai matai, kad ta eilė didelė ir tų mašinų daug aikštelį stovi, daug didesnis spaudimas yra. Padirb, žinai, kad reikia padaryti, pinigų. Gal reikia papildomų rankų? Ką? Ai, nori prisidėti. Bet aš tai vadovauti. Ai, vadovauti. Jo, aš kaip... Vadybai, Vadybai, jo. Ir žinok, reikia labai gerai detalės, žinot, mašinų, o čia... A, va čia biškis spragų yra. Čia klausimins bus ne iš 9 punktų, žinok, poros šimtų. Ir dar reiks vizualiai atpažinti, žinai. Jo. Nu tai filmuoti galėsiu, tada reklamuoti, kad būtų 4 savaičių eilės. Ne, tai jeigu tu nori veiklos, galėtų ir pas mane pafilmuoti, žinok. Aš paminčiau, kažką sugalvosim. Taip, Ačiū, kad atėjai, užsukai šitą kuklę studiją. Oi, labai faina studija, man tai... Aš kai mačiau kontentą, jo kaip jinai gimė, tu šiaip, aišku, mažesnė negu atrodo per vidaką. Nors dabar sėdint, kaip ir pratau, gal ir ne. Visai patogu, ne? Sakau, Ne, šiaip- reiks kažkaip tas kojas čia padaryti, kad Jo, užsikelt galima kojikės, kad užsikeltų. Tada, nu, iš viso būtų. Nu. Ir reikėtų gėrimų kokią nors šaldytuviuką. Matai, čia vieta rėmėjam yra Ne, padaryta. tai taip. Jeigu kokią nors, pavyzdžiui, gėrimai. Dabar net neįvardinkim, nes po to bus sunkiau kitą Jo, pasiimti, neįvardinkim, bet nesam iš rankus. Tai taip pat ir jeigu kas nors norit, pavyzdžiui, ant Volvo automobilio pasireklamuoti. Tai Va čia labai gerai. drąsiai. Ne, iš tikrųjų, reiktų daugiau kažką. Bet yra vietos. Aišku, dabar irgi, dėl ko labai nenoriu, nežinau, kad aš nesu toks veidas, kuris tiktų daugumai. Tau taip atrodo, žinai, čia vat vėl. Nu, tipo, aš suprantu, ką tu nori pasakyti, bet jo. Bet aš manau, kad ateitis yra šviesi tiek man, tiek tau ir viskas bus gerai gyvenime. Ačiū. Ai, palauk, dar ne iki galo. Aš turiu dovanų. O. Tuoj, palauk. Čia yra mažytė dovanytė. Tai čia, pavyzdžiui, neklausė apie šitą dalį, bet čia yra raktų pakabukas. Aha. Čia yra iš indeklo automobilio. Tai indeklas yra vieta, kurioje sukasi alkūninis velenas. Tai kai jisai susidėvi ir matai šitie oranžiniai, tipo dryžiai. Aha. Tai čia alkūnis velenas, va tai va išdrožė jį, besisukdamas. Palauk, kaip čia reikia parodyti, taip žmonės rodo, kad sufokusuotų, nežinau, bet čia ne tokia kamera. Nu, žodžiu, pamatysi. Nu, žodžiu, galėsim nufotkinti vietą ant viršaus. Tai, žodžiu, tai čia yra, jo, ir ten yra išgraviruota BDZ. Baudžiūnio trumpinys. Čia pasikabinti. Jo, tai, Cool. nes va turiu merčio, vis gaminu, aš viską šiaip pats darau savo rankom ir tvarkau ir viską. Handjob vadinamas. Ir merčio, tai taipogi, tai jeigu ką domina, taipogi irgi galite Rasit kreiptis. nuorodą video aprašyme ir galimai ant ekrano dar kažkaip. Tai va, Super. super, aš manau, kad pavykęs mūsų yra šitas. Aiškiai, tik techniniai nesklandumai 20 Ne, minučių tai nebus, čia, bet čia-